Sveiki visi, taigi šioje pamokoje vėlgi pradedu naują PHP pamokų seriją, tai yra, sakykime, praeitą kartą mes darėme anketų sistemą, o šioje pamokoje ir sekančiose pamokose darysime registracijos prisijungimo puslapius ir kol kas duomenis saugosime TXT failuose, o ilgainiui galbūt pereisime prie rimtesnių duomenų bazių. Taigi, pagrinde mes turėsime susikurti vėlgi puslapiavimą, tiesiog pasiimsime kodą iš anketų ir susikursime registracijos prisijungimo puslapį, pagrindinį puslapį ir puslapį, kuris bus prieinamas tik prisijungusiems ir registruotiems vartotojams. Taigi, nusikopijuokime duomenis iš seno failo, kuriame mes štai. Ir tai yra pradinis puslapis. Tiesiog čia mes žaidžiame su sąlygomis. Tiesiog patikriname, ar yra nustatytas PSL raktas get metodų. Jeigu nėra, tiesiog, tai buvo praeitose pamokose, šiuose iš karto dirbsime. Taigi pradinis puslapis ir šiame puslapyje tiesiog bus nuorodos į kitus puslapius. Taigi, sakykime, navigacija. Ir štai. Tai yra tiesiog simboliai, o čia yra HTML specialusis simbolis, kuris yra, sakykime, rašomas tokiu kodu ir tai bus tiesiog štai toks. Štai taip jis atrodo, dvi rodiklės į dešinę. O toliau tiesiog tagas A, kuris reiškia nuorodą. Href tai yra, sakykime, adresas, į kur mes būsime nukreipti. Tai būtų index.php ir PSL yra prisijungimas. Tai tiesiog nuoroda. Uždarome kabutės, viengubos kabutės, kadangi dvigubės mes naudojame atidarant echo. Ir toliau rašome žodį prisijungimas ir uždarome A tagą. Atributas, taip. Toliau pereiname prie kitos eilutės. Iš pradžių parodysiu, kaip atrodo štai. Paspaudus tiesiog pereis į puslapį prisijungimas. Toliau registracijos puslapis, tai yra index.php PSL registracija. Ir, taip, štai, du puslapiai. Ir pradėkime nuo registracijos. Taigi, susikurkime puslapį registracija. Ir čia registracijos forma. Tai tiesiog slapyvardis, slaptažodis ir tarkime paštas bus. Registracija. Forma. Duomenis siūsime į puslapį registracija 2, metodas post. Ir toliau slapyvardis arba nesvarbu. Tarkim nick. Toliau jūsų slaptažodis input name pass. Tiesiog trumpinu pavadinimus ir jūsų pašto adresas. Input name būtų email ir
mygtukas registruotis. Taigi štai forma, tiksliau visas puslapis. Štai, na taip. Štai. Štai. Registracijos puslapis. Taip pat galime sukurti mygtuką grįžti atgal, tam kad tiesiog, nes tai jau gausis kaip svetainė ir tiesiog reikia mygtukų. Tiesiog nenurodome jokio puslapio, tiesiog nurodome failą, į kurį, na tiesiog jis automatiškai atidarys puslapį, kadangi mes get metodu nieko nenurodome. Ir tiesiog atgal. Ir štai kaip atrodo. Atgal. Registracija. Paspausime registruotis. Čia mūsų užregistruos, sukurs failą. Ir sukūrus failą galėsime prisijungti. Na, tai šioje pamokoje padarysime tik registracijos sistemą, o kitoje jau prisijungimą. Taigi, kurkime antrą registracijos puslapį, kuriame sukursime failą ir patvirtinsime visus duomenis. Kitaip tariant, apdorosime registraciją arba patvirtinsime. Taigi, 3 kintamieji. Gauname savo slapyvardį. Na, tarkim, aš slapyvardis, slaptažodis būtų ir paštas, email. Na štai, dabar simbolių, na, pašalinsime simbolius tik iš slapyvardžio, kad sėkmingai sukurti failą. Jeigu nieko nesuprantate, tiesiog grįžkite į ankstesnės pamokas, ten viską, sakykime, paaiškinau. O jeigu vis tiek nesuprantate, tiesiog klauskite komentaruose. Taigi, kintamieji. Toliau apsauga, kadangi mes turime būtinai įvesti visus duomenis, tarkim, jeigu slapyvardis yra tuščias arba slaptažodis yra tuščias arba paštas yra tuščias, mums sukuria arba, na taip, sukuria failą. Ir taip pat, jeigu toks failas jau egzistuoja, mums tiesiog išmes klaidą, kad toks slapyvardis jau registruotas. Tiesiog negalima bus užsiregistruoti tuo pačiu slapyvardžiu. Taigi, jeigu failas egzistuoja pavadinimu slapyvardis.txt, mums rašo, toks slapyvardis jau egzistuoja. Jeigu ne, mums atvaizduoja, na taip, registracija sėkminga ir sukuria ir įrašo duomenis į failą. Taigi, atidaryti, open, slapyvardis.txt. Toliau įrašo duomenis. Taigi, slapyvardis, atskiriame vertikalių brūkšnių, slaptažodis ir paštas. Štai, ir uždarome failą. Taigi, patikrinkime. Štai, įveskime savo slapyvardį.
slaptažodį. Taip pat galime laukeliui uždėti tokį dalyką, kad mums nerodytų, ką mes vedame. Tai tiesiog prie name atributo parašykime atributą type ir tiesiog password. Ir štai slapyvardis, slaptažodis ir pašto adresas. Spaudžiame registruotis ir mums nieko nerodo, kadangi mes tiesiog būtina. Tiesiog jeigu kažko neužpildėme, mums išves į naršyklę, būtina užpildyti visus laukelius. Štai. Ir taip, bet aš išsiaiškinsiu ir tiesiog pratęsiu kitoje pamokoje, kadangi jau 11 minučių trunka šis video ir tiesiog kitoje pamokoje baigsime registracijos sistemą ir pradėsime kurti prisijungimo sistemą, taigi laukite kitos pamokos.